iš tų žmonių, kur man tikrai reikia būtinai mokslo, nes aš dirbu su mokslo inovacijom ir man tiesiog pasakyti, kad kažkur kažkas padarė, pagamino, tikrai neveikia. Ir aš produktus jau buvau bandžiusi, iš tikrųjų nupirkau savo vyresniam sūnui, bet pasakysiu, kodėl numetėm tą reikalą ir grįžtu prie mažojo problemos. Tai daugelis mamų mes irgi auginam vaikus ir žinom, kad dažnai susiduriam. Na, šaltasis metų periodas susiduriam su virusais, bakterijomis. Tai mano mažasis irgi lygiai taip pačiai pasigauna streptokoką nuo savo klasioko, kuriam yra skarlatina. Aš kaip mama jau irgi labai džiaugiuosi, kad yra atsakingų mamų ir jos mokyklų mamų grupėse dalinasi tą informaciją. Stebiu savo vaiką, nes jam irgi pakyla temperatūra, bet nėra taip agresyvu, nėra 40 laipsnių. Na, jis dar toks vaikštantis, neatrodo ta būklė tokia, kur reikėtų man labai panikuoti. Praeina 2 dienos, aš stebiu jį, man lyg jau tas liežuvis, žinot, būdas visagalis, lyg toks pyragėtės formos. Galvoju, skambinu aš pediatrai, sakau, gal jam taip pat skarlatina ir aš žinau, kad jinai yra gydoma tik antibiotikais, nes vėlgi visas būdas visagalis. Jinai man sako, nesiųstų man tos nuotraukos, sako, kokia temperatūra. Na, sakau, 30, dabar yra 37 ir kelios dalis. Na, tai žiūrim, kas iš to bus. Ir aišku, praėjo tos kelios dienos ir jam, na, tarsi viskas ir susitvarkė, bet po savaitės vėl virusas ir vėl mes jau turim kitą situaciją, kur berniukas yra, jam buvo tuo metu 7 metai, niekada nebuvo gėręs antibiotikų, jam ausų uždegimas. Tiesiog 3 dienos ir iš niekur nieko, ne tai, kad kažkokia komplikacija, bet tiesiog yra ausų uždegimas. Na, man kaip mamai, ta, kuri yra tikrai, žiūri, kad viskas veikia jau natūraliau ir taip toliau, aš galvoju, nu jo, prasideda. Išgydėme, aišku, gavo antibiotikus, stiprius, su klauano rūgštim, ne amoksiciklinas ir žiūriu, virškinimas visas sutriko, na, jis pradėjo jau ir tiesiog atpilinėti, ryte suvalgo ir tiesiog, bet kada, bet kuriuo metu, tai viskas aišku, čia irgi jau turim problemą, negana to, jis yra pirmokas, jis turi eiti į ugdymą, aš čia net negaliu, suprantu, kad reikia stiprinti imunitetą, bet aš čia negaliu išimti iš ugdymo proceso. Tai vėlgi keliaujam ir vėl naujas virusas. Bet negana to mes pastebėjom, kad net jeigu ir lengvai jis serga, pradėjome matyti, kad jis turi visą laiką temperatūros. Nes vis duot, atsikelia vaikas, slogos nėra, nieko nėra, bet jam yra 37 ir 8. Ir jisai, na, toks matosi, paliedęs, tai yra, na, toks nėra guvus. Nevalgo, na, aišku, suprantu, antibiotikų pasekmė. Toliau keliaujam. Aš galvoju, jau kažkaip man nelabai tai patinka, darome krūvą kraujo tyrimų, randame, kad yra aukštas ASO titras. Kas tai yra? Tai reiškia, kad yra, na, daug antikūnių ir jis turėjo tą susidūrimą su streptokoku. Ir viso to, na, mes, kaip sakykime, kelionė ta buvo tokia ganėtinai ilga, bet jeigu ją trumpinti, tai jeigu vaikas susirgo lapkričio mėnesį, mes jau turime sausio mėnesį. Tame tarpe aš bandau viską. Imunologai, loristai, homeopatija, neveikia klasikinė, bandom su HIL, na, irgi vaistiniai turim HIL, ne, mes galime bandyti viso to, sudeda didelės dozės, netgi siunčiuosi, keičiu homeopatiją iš Vokietijos, kad tik tai viskas geriau tam vaikui būtų, jau ampulėmis gydom. Žinokit, rezultatas nulinis. Aišku, aš tame tarpe duodu jam ir vitamino C, ten po vieną tabletę kažkokią iš kitų gamintojų, duodu ir omega, irgi iš kitų gamintojų, bet niekas taip nepadeda. Ir aš kaip jau Laristė mums sako, žinokit, jums yra liūdna padėtis, antibiotikų mes negalim duoti, nes tai yra lėtinė forma. Ir mums diagnozuojama, tai yra lėtinis uždegimas. Tiesiog jis nukeliavo, tas streptokokas, kadangi laikų nesugėrėm antibiotikų, o taip dažnai būna, aš girdžiu dabar iš mamų, jis tiesiog apsigyveno minkštuose audiniuose, na, adenoiduose, tonzilėse. Ir aš taip sakau, o tai gal kažkaip galim kažką padaryti, nieko nėra, reikia stiprinti imunitetą. Nu, kaip jį pastiprinti, jeigu jis vėl, žinot, ugdymo procese, mes to negalim izoliuoti, gal būtų dar vasarą kažkaip taip galima būtų, morkom, nuogam, avietėm, bet jisai turi keliauti į ugdymo įstaigą ir, žinot, aš taip sėdžiu ir galvoju, yra išeitis vienintelė man pasiūlė, tai yra chirurginis gydymas, pašalinti adenoidus, kurie yra 2 laipsnio, tai reiškia, jie net nėra tie probleminiai, jie nepūliuoja, šalinti tonzilės, kurios irgi yra mažytės, na taip, jos pakeitusios spalvą, netrodo gleivinė graži, bet tai yra židiniai. Ir aš taip grįžtu namo ir galvoju, nes tas ASO, tiesa dar ASO titras padarėme dar kartą kraujo tyrimus, jis yra dar aukštesnis, jis jau pasiekė 900 ir ten turbūt virš dar, nes aš net nebeatsimenu tiksliai tų visų skaičių, reikia enciklopediją užsivesti, nes tikrai pasimiršta. Ir galvoju, nu Dieve, nu tikrai kažkas turi būti kažkokia pagalba, nu nejaugi, mums dabar yra tik tai toks radikalus gydymo būdas, tai yra šalinti tai, kad atrodo kaip ir nėra problema, jis neturi anginos, neturi pūlingų slogų.
Ir liko, aišku, mes randam sprendimą, kad vasario mėnesį, tai čia buvo sausio kažkur taip į pabaigą, kad vienintelis būdas jį išlaikyti sveiką, tai yra vasario vaikų atostogos, mes jie žinom, 2 savaitė yra, tai reiškia, mes jau jį laikysim taip labai izoliuotai ir po tų atostogų yra paskiriama operacija. Bet šalia to aš dar, tikrai, pasakau, kreipiausi, žinokit, vakare taip bandžiau skaityti internete, dar tas ChatGPT buvo netoks protingas, kaip šiandieną, galbūt jis ir pasiūlys tą sprendimą, bet galvoju, kažkas turi būti. Ir kai tu paprašai, ateina ta pagalba iš aukščiau. Ir aš taip, taip socialinius tinklus sukdama, aš užkliuvau už Ritos Dainelienės posto. Aš pasiprašau pas ją į grupę, nėra jinai mano draugė, nieks manęs čia netitempė, nepasiūlė ir nepotino. Aš pasiprašau tą grupę, jinai mane priima, ir ten, žinot, atsiveria man lobynai. Aš pradedu skaityti ir man taip atrodo tarsi prašviesėja. Aš randu Eglė Žemkauskienės, labai viena patirčių vakaras buvo, labai senas tas įrašas buvo ir aš jį pasižiūriu taip nuo pradžios iki vakaro. Ir Eglė papasakoja nuo iki savo pirmagimio sūnaus istoriją ir, tikrai ten ne taip trumpai, kaip šiandien pasakė, ten yra vaizdžiai su ligoninėmis, su tikrai rimtomis būklėmis ir kas gresia jam, kad jis gali būti ir neįgalus net ir taip toliau. Ir aš galvoju, jeigu kelios dienos ir jam padėjo pakilti iš patalo, tai ir padės ir mano vaikui ir aš kreipiuosi iš karto tą patį vakarą pas Eglę, mes susisiekėme, sustatom mūsų protokolą, tai buvo minėti karotenoidai, beta-gardas, tai 3 karotenoidai, 3-4, sakė Eglė, žiūrėk, kiek gali, nes jis buvo mažutis, labai smulkutis, taip pat, o dar po visų tų antibiotikų kurso buvo visiškai be svorio, laiptais nepalipdavo, iš tikrųjų, pamiršau paminėti, jam skaudėjo sąnariukus visus, jau buvo tokia stadija paskutinė sausio mėnesį, kad jis visi stambieji sąnariai skaudėjo, jis lipa vaikas į savo kambarį 2 aukšte ir sako, mama, man labai skauda. Tada aš pastebėjau, kad ta kraujagyslė pulsuoja irgi tokia visa šokinėjanti, tai jam ir ritmas širdies sutriko. Tai sakė, kad tiesiog reikia greitai spręsti tą, nes jau būklė, vis ritosi žemyn blogėjo. Ir tai grįžtu, karotenoidai 3, vakare nakčiai 4 bakterijos, česnakai ryte 2, 3 beta-gardo, 2 cinko, vitamino C 3 prolongo, 2 berods kruciferuso ir man tai atrodė taip daug. Aš net nepasakysiu, ką mano vyras pagalvoja, žinot, nes jis galvoja, kad aš išprotėjau, nes nusaujam duoti, žinot, ryte čia per pietus sudėliodavau, sako, tau viską parduoda, nes, tai ir kaina nemaža, bet aš tokį turėjau vidinį tikėjimą, aš galvoju, tu nematei tos istorijos, tu net nenori jos pasižiūrėti, o aš kaip mama jau viską išbandžiusi, galvoju, man tai dar tik tai keli šimtai eurų pabandyti. Ir Vitas Kriek dar tiesa prisidėjo ryte, tai pirmiausia, ką pastebėjau, tai buvo tokios turbūt 5 dienos, aš Eglei rašiau po savaitės, aš netgi patikrinau čiatą, sakau, jisai valgo ir man atrodo tai veikia. O po 2 savaičių, pastebėjau, kad nėra temperatūros, kuri būdavo ryte atsikėlė, jis visą laiką temperatūrą vaikščiodavo, naktį tik tai nukrisdavo jam, ir jis būdavo išprakaituoja šlapės. Ir nuvykom pas floristus, prieš tas atostogas pasitikrinti, jinai žiūri ir sako, žinokit, paėmė visus tyrimus, bet dar nežinodami atsakymą mums sako, tai čia buvo praėję lygiai 2 savaitės po visų papildų vartojimo, aš labai sąžiningai laikiausi protokolo. Sako, labai gražiai jūsų gleivinės atrodo, sako, žinokit, Jurgita, nežinau, ar reikės tos operacijos, sako, pasižiūrim kraujo tyrimus. Tai po 2 savaičių jau tas buvęs 900, tas didysis ASO titras, kuris rodo, kiek yra antikūnių, prieš streptokoką jis buvo 300 pamažėjęs. Tai tokia šviesa įstumė, sako, jūs darykite tą, ką darot, jei buvo neįdomu, ką mes darom, tai sako, susitikime dar po 2 mėnesių. Tai aš rašau Eglei, ką daryti, sako, tęsiam. Tai žinokit, tą visą mėnesį ir dar truputėlį labai kažką gal ir pamažinome, bet 2 mėnesius tęsiam, tai tas mano vaikas taip ir nesusirgo, aš nežinau, iš čia birželis, pasiekėm birželį, nei slogos, nei kažko, ir aš taip galvoju, tai va, tai galima ir sakyti, kad tai brangu, kaip mano vyrui, sakau, tas mano vyras skeptikas buvo, sako, kad čia vaiką irgi nunuodysi, toks atrodo saujų duodi, bet nėra tų saujų, gal dėl to, kad jie mažučiai. Pamiršau pasakyti, didžiausia tai yra omega, 6 omega, dievuliau. Jie sunkiausia buvo vaikui suduoti, sakau, tu kramtyk. Tai žinokit, jis taip po šią dieną, ir taip valgo, jam taip skanu. Ir aš dabar jau čia esu 2,5 metų ir galvoju, tai visai nepažįstami žmonės, prie kurių aš prisijungiau, yra dabar mano geri draugai, esu čia ir labai džiaugiuosi, kad iš viso apskritai kažkas man leido pamatyti tai laiku, nes kitu atveju aš nežinau, tai būtų tiesiog tradicinė medicina, nes aš nebūčiau patikėjusi, jeigu nebūtų tokia stipri istorija. Tai va, tai